Labai kviečiu atvykti visus, kurie neabejingi į tolerancijos dienų minėjimą. Ačiū. Mano knyga Gintarinė širdis buvo išleista realiai 14 metų sausio mėnesį, pristatyta per Vilniaus knygų mugę, bet knygynų ji taip ir nepasiekė, nes keletas Seimo narių tiesiog kreipėsi su skundu, išgirdę, kad šitoje knygoje yra 2 pasakos, kuriuose kalbama apie tos pačios lyties žmonių meilę ir santuoką. Na, tos pasakos yra tik tai 2, nes knygoje iš viso yra 6 pasakos ir jose kalbama apie šių dienų visuomenės problemas. Tai yra ir emigracija, kai tėvai palieka vienus vaikus ir išvažiuoja į užsienį uždarbiauti, ir problemos dėl patyčių mokykloje, jeigu esi kitokios išvaizdos negu kiti mokiniai, ir apie berniuką, karaliaus sūnų, kuris yra neįgalus ir negali valdyti karalystės. Daug problemų, bet užkliuvo būtent tos 2 pasakos, kuriuose yra homoseksualios šeimos. Žmogaus teisės ginančios organizacijos nusprendė, kad knygą vertėtų perleisti, nes vaikai auga jau dabar ir norisi išauginti tikrai tolerantišką jaunąją kartą. Norėčiau visus pakviesti į tolerancijos dienų renginį Kaune, kuris vyks lapkričio 14 dieną Kaune. Norėčiau visus pakviesti į tolerancijos dienų renginį Vilniuje, kuris vyks lapkričio 17 dieną, pirmadienį kino teatre Pasaka. Visi esate laukiami tolerancijos dienų renginiuose, kiekvienas iš jūsų yra labai svarbus.